Argentiniečiai nesustabdomi. Antra Benavideso pergalė greičio ruože. Zylė triumfuoja Challenger kategorijoje, o Kaveliaso vis arčiau Dakaro pergalės. Saudo Arabijos sensacija Al-Radži perima Dakaro lyderio poziciją. Mes gerai suplanavome perimti lyderio poziciją tinkamą momentu. Nepuolame per daug niekada, to nereikia. Kanam ant bangos, 7 pergalės greičio ruožė iš eilės, o Čeleko Lopes artėja prie antrosios vietos. Judam pirmin, sunku, bet judam pirmin. Labas vakaras TV6 žiūrovai, visi Dakaro fanai susirinkę čia į jau 10-ojo Dakaro greičio ruožo apžvalgą. Iki Dakaro pabaigos lieka vos 2 etapai, rytoj ir poryt, penktadienį didysis ralio finišas. Šiandieną susirinkome čia dar vienai valandos laidai, kuomet aptarsime visus negandas ir smagumus, kurie buvo mūsų lietuvaičiams, o šiandien vėlgi buvo viso, dar nebuvo dienos, kada lietuviams nebūtų visiškai rami diena, dėl turime jums paruošę labai gerą laidą. Įsipatoginkit, per ateinančią valandą tik Dakaras. Vis dar 120. Išvažiuojam iš upės vagos į dešinę, laikosi techniška atkarpa, kursas 100. Tai įspėjimas po 200 metrų. Nesvarbu, tiesiog būk atsargus. Kada bus pertrauka? Po 80 km. Bet kokiu atveju nieko negalime padaryti. Galėtume pakeisti dalį. Viskas gerai, bet tiesiog neturiu vairo stiprintuvo. Turėsiu susitvarkyti, važiuok. Šis mums sekėsi gerai. Negalim jo pralaimėti. Šiame bus tarpu, turiu išlaikyti. Po 100 metrų antro lygio pavojus. Lūžtanti kopa už šio neligumo. Negaliu pasukti vairo. Kai per daug einu į dešinę, jis mane nuneša, negaliu jo pasukti. Reikėjo tai padaryti. Nelaimėjome, bet ir nieko nepraradome. Nesvarbu, ar esame per 20 minučių. Padarėm tai, ką reikėjo padaryti. 1 valanda 20 minutės. Gerai, esame 20%. Rally GP. Sveiki atvykę į tuščią į ketvirtį. Per ateinančias 3 dienas Dakaro baigtis spręsis šiuose nesibaigiančiuose kopose. Šį rytą lenktynininkai kėlėsi anksti, kad įveiktų 500 km pervažimą iš Harado į Šubaitą. Jis užtruko apie 6 valandas. Vėliau jie važiuos į kopą trumpam 120 km greičio ruožui, tačiau su sudėtingais nuolydžiais jis bus toli gražu nepaprastas. Strategija šiandien vaidins svarbu vaidmenį motociklų kategorijoje, niekas nenorės laimėti prieš rytojų žiaurų ir galbūt lemtingą etapą per kopas. Rytoj laukia ilgas etapas, daugiau nei 300 km kopų. Tai reiškia, kad jeigu atsidursi priekyje, beveik garantuotai prarasi šiek tiek laiko. Taigi tokie trumpoje atkarpoje kaip šiandien vyrai žais žaidimus. Jie specialiai važiuos lėtai, kad rytoj nereikėtų pradėti pirmiems. Kai Skyler House'as teisingai nuspėjo, dauguma lyderių šiandien nesistengė, visi norėjo išvengti rytojaus starto priekyje. Načio Kornecho tikrai buvo tarp jų, praradęs 11,5 minutės nuo lyderio ir jis rytoj startuos 23. Nors liko tik 10 Rally GP motociklininkų, rytoj jie bus sumaišyti su Rally 2 klasės dalyviais. Beje, šiandien 7 iš greičiausių buvo iš Rally 2 klasės, įskaitant etapo nugalėtoją, bet apie tai vėliau. Po 2 pergalių iš eilės Luciano Benavidesas antrą dieną iš eilės pradėjo pirmas, tačiau jis sakė, kad jautėsi šiek tiek prastai starte. Buvo sunku aiškiai matyti kopose, todėl praleido kelis nuolydžius.
Supratęs, kad visi žaidžia savo žaidimus, argentinietis prieš finišo liniją sustojo kelioms minutėms. Jis baigė 16 vietą ir išlaikė 4 poziciją bendroje įskaitoje. Iš karto už Benavideso bendroje įskaitoje yra čempionas Rikis Brabekas. Amerikietis sustojo daugiau nei 3 minutėms, tikėdamasis pagerinti savo starto poziciją rytoj. Jis bus 13 keliomis pozicijomis prieš Lučiano. Tai žada būti intriguojanti kova dėl 4 vietos bendroje įskaitoje. Buvo daug žaidimų, todėl jaučiu, kad atėjo mūsų laikas šiek tiek pažaisti. Ir šiandien tam buvo tinkama diena. Manau, rytoj pamatysime, kas bus, bet tikiuosi, kad rytoj galėsime stipriai paspausti ir pasistengti pagerinti Hondos rezultatus. Rally GP motociklininkas, kuriam šiandien sekėsi prasčiausiai, buvo Lorenzo Santolino. Šerko vairuotojas sustojo prieš pat finišo liniją. Greičiausias Rally GP motociklininkas ir atrodo, kad bendroje įskaitoje užims 6 vietą. Antras greičiausias Rally GP motociklininkas ir 4 tarp visų motociklininkų buvo Stefanas Vitko. Slovakas dar kartą bandė iškovoti antrąją Dakaro etapo pergalę po 2016 metų, tačiau atsiliko daugiau nei 5 minutėmis. Jis išlieka 10-oke ir kovos su Tobiasu Ebsteriu dėl geriausio privačios komandos sportininko titulo. Šerko gamykliniai komandai šį dieną buvo permaininga. Kol Santolino kovojo su problemomis, Rui Gonzalvesas kilo aukštyn ir vos nepraleido progos laimėti savo pirmąjį Dakaro etapą. Portugalas atsiliko tik minutę ir 20 sekundžių. Jis vis dar artėja prie savo geriausio Dakaro rezultato, 11 vietos bendroje įskaitoje. Aš buvau susikaupęs ir spaudžiau iki galo. Manau, kad šiandien viskas gerai. Jaučiuosi gerai ant motociklo ir viskas tvarkoje. Atsigausiu prieš rytojų, laukia dar vienas ilgas etapas. Ir taip periname prie 3 lyderių bendroje įskaitoje. 3 vietoje Adrianas Van Beverinas, kuris apibūdino šiandieną kaip puikų apšilimą prieš rytojų. Prancūzas pridūrė, kad šiandien nebuvo lengva diena su dideliais nuolydžiais ir paslėptais pavojais. Rytoj startuos 19, vos viena pozicija aukščiau už Nerimantą Jucių, kurį jis šiandien aplenkė 22 sekundėmis. Toša Šareina atrodo nejautė vakar įvykusios avarijos pasekmių, nors sakė, kad pirmosiuose kopose jautė rankų nuovargį. Ispanas niekada nėra užėmęs aukštesnės nei 13 vietos Dakare, tačiau nors atrodo mažai tikėtina, kad jis pasivys Danielį Sandersą iki penktadienio, jis yra puikioje pozicijoje finišuoti antras. Jam teks atlaikyti Van Beverino ir Benavideso spaudimą, Lučiano startuos priešais jį, o VBA 2 vietomis už jo. Tačiau vis dar gerokai priekyje ir visiškai kontroliuojantis 47 Dakaro tempą Danielis Sandersas. Jam liko 2 dienos iki finišo, kuriame laukia didžioji vidudienio statulėlė. Australas šiandien važiavo šiek tiek greičiau nei dauguma varžovų ir finišavo 11 vietoje. Jo persvara išaugo iki 16 minučių ir 31 sekundės. Kad ir kaip jaustųsi viduje, Čekija išlieka ramus išorėje, dabar viskas priklauso nuo to, kaip pavyks užbaigti ralį su KTM. Manau, viskas bus gerai, mes pažįstame šią teritoriją ir bus labai svarbu tiesiog gerai pravažiuoti likusius etapus. Tikiuosi galėsime paspausti ir dar padidinti persvarą. Motociklas geras, o vairuotojas taip pat. Taip pat mes pasiruošę, esam laimingi. Štai kaip 10 Rally GP motociklininkų išsirikiavo šiame etape, visi išskyrus Santolino sutilpo į 10 minučių ir 7 sekundės, nors tarp jų buvo daug Rally 2 klasės dalyvių. Bendroje įskaitoje Sandersas artėja prie pergalės, o Šareina ir Van Beverinas tikėtinai prisijungs prie jo ant podiumo, tačiau rytoj dar gali būti netikėtumų. Rally 2 įskaita. Tai diena, kai Rally 2 sportininkai pademonstravo savo įgūdžius.
Na ir mūsiškiai ruošiasi dar vienai sunkiai kovai Dakare. Važiuojam į 10 dieną, startuosime pačiam gale, tai nusimato daug lenkimų. Kol kas labai šalta, bet nuotaikos geras, porą žodžių ir gana. Porą žodžių ir gana ir Arūnas Gelašnikas išskuba į ilgiausią pervažiavimą šio Dakaro istorijoje. Kuris vėliau paaiškės, kad buvo rekordinis. Čia Modestas Siliūnas. Ir Rimantas Jucius irgi jau starte. Tai ką, esame empty quarteryje, turėsime pirmą dieną vien kopų, 99% vien kopos. Bus tikrai nelengvas ruožas, manau, užtruksime 2-3 valandas. Ir ką, šiandien apšilimas prieš rytojaus dieną, nes rytoj turime virš 300 vien kopų. Tai žodžiu, prasideda veiksmas smėlyje, ką šiandien dar važiuosiu su paprasta Desert Race padanga, o rytoj dėsiuos biškį aštresnė, kad būtų lengviau kopusi. Tai ką, einu apšilinėti ir lekiam į kopas. Kategorijos lyderis ir likusieji ruošiasi trumpam, bet intensyviam įvadiniam etapui Saudo Arabijos kopose. Kopos sugrįžo ir Michaelis Doherty buvo ekstazija pasiekęs tuščiai ketvirtį. Istorinė diena vyrui, kuris nesitape ir šį kartą varžėsi su pakartotinai sužeista tuo pačiu petimi. Tačiau jis atsitėsė. Dubajuje gyvenantis kopų specialistas puikiai įveikė greičio ruožą. Pirmasis Pietų Afrikos motociklininkas laimėjęs Dakaro etapą per 22 metus, dėvintis 22 numerį, sekdamas Bradley Coxo tėvo Alfio pėdomis. 30-mečio emocijos buvo akivaizdžios. Nuostabu. Tai kol kas geriausias dalykas šiame Dakare. Tai buvo sunku, bet esu laimingas. Rezultatas išliks, būsiu labai patenkintas. Siekia etapo pergalės bendrai įskaitoje besivaržydami Rally 2 kategorijoje. Kai taktika dominavo Rally GP klasėje, likusi Rally 2 dalyvių grupė dominavo bendrai įskaitoje. Edgaras Kanė buvo 5 šios dienos etape, tai paauglio pirmasis susidūrimas su Saudo Arabijos kopomis. Nors jam patinka saulė, Katalonas pripažino, kad šios sąlygos nebuvo jo mėgstamiausios. Tačiau Kanė nekantrauja pritaikyti įgytas žinias rytoj, paskutinėje rimtoje kovoje, dėl Rally 2 įskaitos nugalėtojo titulo. Kopose nieko nesimatė, nes saulė buvo zenite, nebuvo šešėlių, buvo šiek tiek sunku suprasti, ar kopa nėra nukirsta. Turėjau keletą pavojingų momentų, bet esu patenkintas. Tobijas Epsteris sakė, kad 520 km pervažiavimas buvo visai nieko, anaiptol motociklai nėra skirti betonui. Trumpas, bet kupinas šokinėjimo etapas ir ypatinga akimirka Austrui pirmą kartą finišuoja motociklų bendros įskaitos top 3. Taip pat tapo fenomenaliu Bass World KTM Racing pasiekimu. Po vakar vėlyvos žinios apie pergalę Rally 2 klasėje šokas. Mathieu Dovez šiandien jau 5 kilometre patyrė avariją. Tačiau jis puikiai atsitęsė ir etapą užbaigė 9 bendrosios įskaitos vietoje. Vienam talentingiausių čekų karjera artėja prie pabaigos. Jan Brabeko 8 ir paskutinis Dakaras. 41 metų motociklininkas pasiekė savo geriausią rezultatą, 21 vietą bendrai įskaitoje. Konrad Drabovski kovoje dėl vietos 10-uke, kol klaida privertė jį sulėtinti. Nors Lenkui kilo nusivylimas, jis džiaugiasi sugrįžęs į Bavaką. Dėl kažkokios priežasties galinis bakas ištuštėjo 20 km anksčiau nei tikėjausi. Taigi turėjau tik šiek tiek degalų priekyje, o paskutinius 30 km turėjau labai sulėtinti, nes bijau, kad nepasieksiu finišo.
Nepavykus finišuoti debiutinėme Dakare praėjusiais metais Jaromiras Romančikas dabar turi savo visus šansus finišuoti tarp Original by Motul prizininkų. Jis turi 30 minučių persvarą, tačiau sportininkas stengsis atsilaikyti prieš varžovą iš Belgijos ir jo spaudimą rytojus 11 etape. O mes kalbame apie Jeromą Martinį, atstovaudamas Anquety Motorsport. Jis turi paskutinį šansą aplenkti savo varžovą ir užtikrinti antrąją iš eilės vietą Male Moto top 3. Tačiau Benjamin Melo laimėjo etapą. Dabar jis tik 5 minutėmis ir 43 sekundėmis atsilieka nuo lyderio Emanuelio Gienės. Praėjus 2 etapams po Petrucci pergalės bendroje motociklų įskaitoje prie jo prisijungė ir Doherty. 7 iš 10 geriausių motociklininkų yra iš Rally 2 klasės. Kane vis dar lyderis. Ispanas 8, o Epsteris 9 vietoje bendroje įskaitoje. Pusė geriausių 20-tuko Rally 2 klasės motociklininkai. Na ir mūsų lietuvaičiai, žinoma. Rimantas Jucius šiandien puikiai 20 vieta. Rytoj daug žvaigždžių aplinkui jį startuos. Po 10 etapų jis 19. Mykolas Paulavičius šiandien 85, palaiko stabiliai savo tempą, svarbu važiuoja link finišo. Po 10 etapų 65 vieta Rally 2 įskaitoje. Modestas Siliūnas vis dar šiek tiek kenčia slogos pasekmes, šiandien 73, po 10 etapų 42 vieta. Na ir dienos sensacija. Arūnas Gelažnikas šiandien užima 7 vietą Rally 2 įskaitoje. Po 10 etapų jis 22. Rimanto Juciaus emocijos netrukus po finišo, netrukus ir mūsų eteryje. Esame Antiquoteryje. Pirmoji diena dykumoje, tikrosiuose kopuose. Tai ką, turėjom 116 km greičio ruožo. Prieš tai 520 pravažiavimą iki greičio ruožo, tai ilga dienelė, anksti kėlėmės, jau 4 ant motociklo sėdėjau. Tai žodžiu, ką, dienelė tikrai super, turėjau gerą tempą, startavau, apsilenkiau 2-3 gal netgi sportininkus, jie netgi nedavėjo, tai tikrai džiaugiuosi kopom, mėgaujuosi kiekvienu kilometru. Ir ką, šiandien turėjom 116, rytoj laukia trigubai daugiau, 300. Ir ką, ruoštis, ilsėtis. Dabar rodo lygtais 19 poziciją, tai matysim. Manau, kažkas panašaus ir bus, nes tempas geras. Na, Rimantas visą Dakarą nepraranda pozityvo, tas ir svarbiausia, lieka 2 dienos. Arūnas Gelažnikas, šios dienos didvyris. Visai smagiai važiavosi. Aišku, vienas, kaip vienas, daug lenkimų labai dariau, bet jau, nežinau, po pusę kilometro prisivėjau 1, 2 ir visus kitus. Bet vis tiek galiausiai, kad greitai važiavau vienas, paskui mane bandė kabintis, bet nieks neišsilaikė. Pakaba standartinė minkštesnė, bet važiuot galima. Tik rankos labai tirpo, tai nežinau, ar dar jos nuvargusios ar kaip. Dabar kaip ir normaliai, bet važiavimo metu, galima sakyti, nutirpusios buvo. Tai va, tai puslių prisimušiau, viskas gerai. Liko 2 dienos liko, tai iškentėsim. Taip, Arūnai dar ne 1, o 2 dienos liko šiame Dakare. Laikas susikaupti ir finišuoti su daina. Modestas Siliūnas. Ir kopų. Tokios kopos fainai, bet jau čia rytoj bus netokios. Ne, labiau daugiau saugojausi, nes mano visą laiką važiavau kartu savo nelenktyniauk. Nes jeigu lenktyniausi, tai galėjo visaip, žinai, baigtis. Kai nelenktyniauji, kai važiuoji, nes tempą sumažinau stipriai, bet tikslas į finišą važiuoti, tai tom ir džiaugiuosi. Neturėjau nei vieno rizikingo kažkokios tai situacijos. Tai kai kontroliuoji viską, tada smagu ir važiuoti. Ir Mykolas Paulavičius. Dakaro herojų rubrika.
Bičiuliai, žinai ką visiškai pamiršau tau pasakyti? Aš turiu tą šuns dvasią. Varom. Tiek pasivažinėkime su mūsų Dakaro dalyviais. Skirtinės progos pamatyti tai, ką mato jų technika netgi. Vienas, 6, 0. Jezu. Au. Na, net žiūrint gali kai kurios suveikti jūrligė. Kaip jautiesi? Tai buvo taip smagu, nuostabu, džiugu girdėti. Tai pirmasis, kuriuo tikrai mėgavausi. Visada tai būna paskutinėme. 96-3 Dakaro apžvalga. Automobiliai Ultimate kategorija. Matijas Ekstrom. Henkas Lateganas, Naseras Alatyje. Visi jie persekioja lyderį. Mes ne taip toli. Galbūt yra šansas. Malonu kovoti trijų geriausiųjų tarpe. Mūsų strategija veikia gerai, kaip ir planavome nuo pradžių. Liko 3 etapai, lemiamas momentas. Sveiki, Dakaro žiūrovai. Su jumis sveikinasi Petrus Racing Team ir mes esame smėlio dėžėje. Dar tiesa, jos nedavažiavome. Tai yra Coffee Break. Va čia, vat matot, tai yra Coffee ir Break. Šiandien 500 km keliu, tiksliau 520, o paskui jau prasidės Empty Quarters kopos. Taigi, vėliavos iškeltos, nuo šios dienos visiems privalome būti su vėliavom. Ir tokia bus diena. 120 km per kopas, atrodo nedaug, bet gali užtrukti, ypač jeigu mūsų arkliai užsės. Labą rytą. Sveiki. Šiandien turim truputį kitokią dieną. Kėlėmės 4 ryto, išvažiavom 5 ryto, tai turim 520 km pervažiavimo ir dar 120 km ruožų. Tai dabar va, suvalgiam keksiukų, o dabar atsigeriam kavytės jo. Dabar keisimės. Pirmą pusę aš vairavau, dabar Aisvido eilė. Ar laukia Aisvido? Labai. Vladas pasiėmė lengviausią dalį, tai iki nusukimo į šitą kitą greitkelį važiavom visiškai tiesiu keliu. Tai kažkas minėjo, kad mes yra ilgiausia pasaulyje tiesiog atkarpa. Tai va, tai ką, liko dar 300 km ir busim vidury niekur. Tai jo, tai šiandien apšilimas kopų, 102 kg. Tai manau, kad jeigu viskas gerai, iš kokių 5 valandų nuo dabar duosim, kaip sekėsi. Tai iki greito. Liko 3 etapai ir visi bando pavyti Yazid El Radži. Naseras Alatyje po vakarykštės pergalės šiandien atidarė trasą, jis atsilieka nuo El Radži 25 minutėmis.
Atidaryti trasą kopose visada sudėtinga, todėl dauguma lyderių stengiasi nekovoti dėl aukštų pozicijų, kad rytoj išvengtų klaidų ilgame etape kopose. Tai lėmė dvi kovos, viena dėl etapo pergalės, kita dėl bendros įskaitos. Etape geriausių metų rezultatą pasiekė vokietis Daniel Schröderis, tai jau 7. Dakaras jam, du ant motociklo, 3 šturmano kėdėje su tėvu Jurginu ir 3 bandymas Ultimate piloto vaidmenyje. Šiandienis finišavo 4. Po 4 vietos 8 etape Brian Baragvanat pagaliau pateko į trejetuką. Century Racing vairuotojas inžinierius dabar užima 10 vietą. Lukas Moraisas 2 vietą užėmė etape. Košmariškas 6 etapas sužlugdė jo viltis šiam Dakare, tačiau jis vis dar demonstruoja visiems žinomą greitį. Mitchas Gat. Džiaugiamės už komandą, už visą darbą. Džiaugiamės būdami čia. Džiaugsmas Ford M Sport komandai, kuri įrodė, jog Raptor gali būti konkurencingas. Guillaume Demevijus ir Mathieu Baumel džiaugėsi mažiau, kai įstrigo ant kopos viršūnės. Duetas turėjo kasti, kad įsilaisvintų ir finišavo prieš paskutiniai. Šiandien buvo katastrofa Naseroje Latyje. Vakar dačiai iškovojo savo pirmąją Dakaro pergalę, tačiau tai reiškia, kad šiandien jie turėjo atidaryti trasą. Tai puikiai iliustruoja iššūkį važiuoti be vėžių. Alatija dažnai klydo ir finišavo 30, praradęs daugiau nei 20 minučių. Jis nebuvo patenkintas savo šturmanu Eduardu Bolandže. Kas nutiko pradžioje, atrodo, kad praradot šiek tiek laiko? Nežinau, paklauskite Eduardo. Pasiklydote? Taip. Aš labai nusivylę, žinote. Tai buvo nuvilinti diena ralyje? Taip, blogiausiai diena mano gyvenime. Naseras Alatyje ir navigacijos klaidos kainavo per daug laiko, o Matiasas Ekstrumas vadovaujasi kita taktika, važiavo ramiai. Šiandien buvo pasiruošimo diena rytojaus etapui, kuris bus lemiamas šiam Dakare. Ekstrum siekia užsitikrinti gerą starto poziciją rytojaus pradžiai. Galų gale švedas buvo patenkintas 25 vietą etape. Nesiekėme laimėti šiandien, bet labiau užsitikrinti gerą starto poziciją rytoj. Bus labai įdomu pamatyti, kur būsim finiše. Jazidas Alradži šiandien finišavo 2 vietomis už Ekstrumo, 27 vietoje etape. Po vakar užimtos lyderio pozicijos šiandien jis ją prarado. Jis įstrigo vieną kartą, tačiau apskritai važiavo ramiai, atidarė didžiąją dalį trasos po Alatyje klaidų. Jis taip pat buvo patenkintas šiuo etapu. Diena ėjosi neblogai, bet saulėje nepadėjo, nes negalėjau matyti smėlio ir aš atidariau beveik visą etapą. Saulė buvo per švelni ir buvo sunku. Šiandien Henkas Lateganas sugrįžo į bendros įskaitos lyderio poziciją. Jis finišavo 11 etape, tačiau jam buvo sunku įvertinti tempą. Jis rytoj žengė turėdamas 2,5 minutės pranašumą prieš Alradži. Tačiau pradės pirmas. Kopose neturime tiek daug patirties, todėl ne visada žinau, ar važiuoju greitai ar lėtai. Tai nėra labai blogai.
Alaja Koloč pirmą kartą finišavo top 10 pilotuodama Redline Revo Plus, tačiau didžiausia naujiena buvo pirmoji Ford M Sport pergalė etape. Kalbant apie bendrą įskaitą, Hengas Lateganas grįžo į lyderio poziciją 2 minutėmis ir 27 sekundėmis, lenkiantis Al-Radži. Naseras Al-Attija dabar atsilieka pusę valandos, o tai pareikalaus milžiniškų pastangų kovoje dėl pergalės. Lietuvių įskaita šiandien Rokas Baciuška 22 vieta. Panašu, kad Rokas irgi žaidė komandinį žaidimą. Po 10 etapų 13 vieta. Vladas Jurkevičius ir Aisidas Paliukėnas šiandien finišuoja 24 vietoje. Po 10 etapų jie 49. Na ir Dariaus Leskausko ir Ginto Petraus duetas šiandien jie 37. Po 10 etapų jie yra 26 vietoje. Rokas Baciuška šiandien ramiai važiavo tą 120 km ilgio atkarpą. Jisai puikiai supranta, kad gali važiuoti greitai ir gali būti top 10, bet šiandien daugumos lyderių ir sportininkų važiuojančių greitai tikslas buvo išlaikyti saugų atstumą nuo pirmojo 10, kad rytoj galėtų drąsiai sekti vėžėmis ir taip važiuoti daug greičiau. Šiandien diena tokia ilgas pravažiavimas, virš 500 km ir 120 km vien kopų. Iš pradžių išvažiuojam į starto ir iš karto tokį didelį smūgį turėjom, tai tada ramiai važiavom, kažkaip taip nesivažiavom per tas kopas. Turėjau Dubajų treniruotės, bet tokias, net nevažiavom per tokias didelės, per mažas kopytas. Tai biškai dar neina suprasti automobilio, kur jinai ta riba yra, kur ją galima dar paspausti, kur ją reikia pataupyti. Tai tokia šiandien supažindinimo diena, rytoj žiūrėsim. 320 vien kopų, tai bus tam ką veikti, Kasteras sakė, kad gali lyderiai keistis. Tai bus, manau, painu. Na, tikėkėmės, Rokas išvengs didelių klaidų. Oriolis Mena patyrė šturmanas. Vladas ir Aisidas irgi finiše. Netrodys labai trumpas, bet šiaip tai žiauriai geras ruožas. Sakyčiau, vienas geriausių ruožų šitam Dakare, kas visiškai netikėta, nes kopą aš nemėgstu. Bet kadangi vakar gerai važiavam, šiandien startavom tarp greitų bičų. Tai gerai, pradžioje važiavau tenai lėtai, tada gan greitai apsilenkė Jakopinis, neužsėdom, nes dulkių belekiek ten prišėrė akis. Po to brolis Estas, tai už jo kokių tram kem kilų, taip skridom, laikėmės, bet po to Morašas aplenkė, nuskrido Estą biškį žodžiu, ta prasme, kadangi startavom gan arti priekio, už mūsų startavo labai daug greitų darbičių, kurie mus pasivydavo, aplenkdavo ir dar laikais iš galo ir žiūri, ką jie daro ir važiuoja taip pat, nes dulkių nėra kopose. Tai žiauriai daug išmokom, tai bele kaip gera diena, ta prasme, nesitikėjau. Šiaip kopų nelaukiau, bet šiandien tai labai smagu. Tikiuosi, šiandien rezultatas bus irgi bent vidutinis, kad galėtumėm toliau važiuoti aplink greitus bišus ir toliau mokytis, nes kad naudingiausia diena iš Dakare buvo tai 100%. Labai smagu. Vertingos pamokos jauniesiems sportininkams iš Lietuvos. Na ir Dakaro portretą šiandien neeilinė asmenybė Matiesas Ekstromas. Manau, kad negalėčiau savęs motyvuoti lenktynėms, jei neturėčiau galimybės jų laimėti. Kartais nerealu tikėtis pergalės, tačiau man patinka siekti nerealių dalykų. Jei pasiruoši kaip nugalėtojas, vieną dieną juo ir tapsi. Matijas Ekstromas čia tam, kad laimėtų. Matau, kiek pastangų įdėjau galvodamas apie Dakarą, ruošdamasis Dakarui. Visos mano automobilių sporto karjeros metu visada turėjau vieną prioritetą. Pirmosiomis dienomis tai buvo DTM, vėliau ralio kroso lenktynės, o dabar Dakaras. Taigi viskas kita yra antraeiliai prioritetai. Man patinka, kad privalau būti itin geros fizinės formos, turėti stiprią psichiką, gerą techninį pojūtį, kad galėčiau rasti tinkamą automobilio nustatymą. Manau, tai labai sudėtingas automobilių sportas.
Kai viskas priklauso nuo dulkių, navigacijos ar tam tikrų kitų dalykų, kartais tai gali būti labai skausminga, tai labai erzina. Tačiau būtent tai mane ir motyvuoja bandyti įveikti ir suvaldyti. Kai buvęs V8 variklių gerbėjas, daugumą savo automobilių sporto karjeros praleido vairuodamas V8 automobilius. Žinau tą jausmą, tą garsą, kaip juos vairuoti. Man tai lyg sugrįžimas prie to, nuo ko pradėjau vairuoti tokį automobilį. Tai jau tapo ikonišku automobiliu, jo garsas ir išvaizda nuostabus. Iškart pasakiau puiku. Dabar stengiamės, kad jis veiktų taip pat puikiai, kaip atrodo. Galutinis rezultatas automobilį daro patraukliu. Manau, nesvarbu, kas laimėjo vieną greičio ruožą ar finišavo antrą. Viskas sukasi čia tik aplink nugalėtą ir manau, tai yra Dakaro esmė. Viskas dėl pergalės. Malonu būti tarp lyderių, tarp pirmųjų 3, o ne 20-oje vietoje ir neturėti šansų į pergalę. Vieną akimirką gali iškristi iš kovos. Tai gali nutikti bet kam. Galiu pasakyti, kad stengsimės tol, kol būsime lenktynėse ir kovosime dėl pergalės. Matijas Ekstrom vis dar kovoja dėl savo pirmosios Dakaro pergalės šiais metais. Švedijos žvaigždė atsilieka 25 minutėmis, o Ultimate klasės dalyviai ruošiasi įspūdingam finalui tuščiajam ketvirtyje. Tai buvo vienas mano mėgstamiausių Dakaro momentų praėjusiais metais. Dėl nekantrauju ten sugrįžti. Jaučiu, kad kasdien tampame vis geriau pasiruošę. Nebūsiu drovus ir nedalinsiu dovanų. Taip pat nebūsiu grubus, tačiau jie turės dėl to pakovoti. Tas, kuris nori laimėti, turės to nusipelnyti. Dakaro legendos rubrika. 2004-ieji Volkswagen debutuoja Dakaro ralyje. Buvom labai atsilikę ir reikėjo vytis. Praeitie Volkswagen dalyvavo Dakare, bet tik vardan nuotykio, pusiau mėgėjiškai. Nebuvo tokių investicijų, kurios atsirado vėliau su gamyklinėmis komandomis. Kai jie nusprendė pradėti šį projektą, jie pateikė 2 automobilius su 2 patyrusiais vairuotojais, Jutta Kleinschmidt ir manimi. Sezonas jau buvo gerokai įsibėgėjęs. Ir kai mus pakvietė atlikti pirmosios automobilio testus, supratome dėja, kad jis nėra dar visai iki galo paruoštas. Pasakiau komandai, dabar jau per vėlu kažką keisti, jeigu jūsų tikslas yra finišuoti Dakare, tai bus tikra kova. Visą laiką reiks remontuoti greičio ruožuose prieš sugrįžtant net į bivaką. Gerai, supratome, kad automobilis turi potencialą ateičiai. Pasakėme, jei jie toliau investuos, vieną dieną tikrai tai pavyks. Taigi buvo nuostabu pradėti šį projektą, nes žinojau, kad jie ruošiasi ateičiai. Deja, anksti sugedo Jutos variklis, kai jį važiavo per upę Maroke. Taigi žinojome, kad ji traukėsi iš varžybų. Tuo metu komandos vadovas buvo Chris Nielsen ir tai jam buvo skaudi žinia. Juk jis įtikino Volkswagen tinkamai investuoti į šias varžybas, o dabar jis turėjo pasitikėti tik manimi. Taigi aš sakau, turime šiuo automobiliu atvažiuoti iki finišo linijos. Tai buvo nuolatinė kova. Matiju ir aš visą laiką remontavome, bet kasdien judėjome pirmin. O Chris Nielsen tik meldėsi, kad užbaigtume lenktynės, kad projektas galėtų tęstis. Mes labai didžiuojamės automobiliu ir visą komandą. Manau, Volkswagen puikiai pasirodė. Kai patekome į geriausių 10-tuką, jis buvo laimingas. Jis sakė, su 10-tuku projektas išgelbėtas. Tad tiesiog pravažiuokite į finišą. Ką galiausiai ir padarėme, finišavome 6-oje vietoje. Taigi džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti, būti šio projekto pradžioje, kuris įkvėpė Volkswagen norą varžytis tarptautiniu mastu.
Bruno Saby pastangos atsipirko, nes Volkswagen trumpavo Dakare 2009, 2010 ir 2011 metais su vairuotojais, kurie lenktyniavo iki šiol – Žinielis de Viliersas, Carlos Sainzas ir Naseras Al-Attiyah. T3 įskaita Challenger. Po labai ilgo laiko ir varginančių už 520 km pervažiavimo laikas papildyti degalų bakus tiek automobiliui, tiek ir kūnai. Ryte šalta, o po pietų karšta. Po 500 km pervažiavimo esu pavargęs. Iki šiol Challenger kategorijoje jau buvo 6 skirtingi etapų nugalėtojai. Tuščio ketvirčio kopos jau laukia, vienus bauginančios, o kitus džiuginančios. Mes pasiruošę kopoms, sako Jasiras Eidanas. Būtent jis pirmasis atžymos punktą ir pasiekė. Jis jautėsi užtikrintai kopose ir siekė 3 pergalės etape. Tačiau sulūžusi šakė privertė Saudo Arabijos vairuotoją sustoti ir remontuotis. Progresas yra žaidimo esmė. Oskar Raliui tai 3. Dakaras. Šiemet jis padarė didžiulį šuolį į priekį. Puikiai 4. vieta šiandienos etape. Smėlio kopos Nicolè Cavigliasui nėra naujiena. Jis žino riziką, kurią jos teikia. Tačiau jis jų nebijo. Priešingai, šis etapas visada žadėjo būti įdomus. Šiandien bendros įskaitos lyderis finišavo saugioje 6. vietoje. Paul Spearings pradėjo dieną su viltimi, žinodamas, kad antrąją Dakaro savaitės visada gerai pasirodo, tačiau šią dieną jam prireikė mechanikų pagalbos, dėl kurios jis prarado vietą ant podiumo ir gavo 19,5 valandos baudą. Tačiau vieno nesėkmė tapo kito sėkme. Po Navaro šiandien dviguba šventė, pergalė etape ir vieta ant podiumo. Jis spaudė savo taurus iki galimybių ribos, tačiau finišavo 2. vietoje. Vis dėlto jis pakilo į 3. vietą bendrai įskaitai ir yra pasiruošęs geriausiam savo Dakaro finišui. Žmogau, tai buvo smagu, tu buvai beprotiškas, tu varėjai, o aš nenorėjau pirmas vesti, leidau tau vadovauti. Taip, bet tu mane aplenkiai už 4 km nuo čia, man tai nėra gerai. Žinojau, kad kovosi dėl to, bet pagal laiką tu jau mane įveikiai, tiesiog norėjau pabandyti fiziškai tave aplenkti. Priešininkų spaudžiamas ir persekiojimas. Cavigliaso, Al-Attiyah ir Zilė sekė jaunojo debiutanto Gonçalo Guerreiro pėdomis. Sėkmingai valdė savo strategiją, nepaisant Dakaro patirties trūkumo, Guerreiro jau finišavo 3. vietoje ir sumažino atotrūkį iki Cavigliaso. Istorinis momentas Challenger geriausias bendrai automobilių įskaitoje. Tik 1 minutė 46 sekundžių atsiliko nuo Nani Romos. Išskirtinis pasiekimas. Šiandien yra pirmasis mano Dakaro etapo laimėjimas Challenger klasėje ir atsitiktinai mes finišavome 3. tarp automobilių. O tai man yra tiesiog neįtikėtina. Praėjusiais metais trečiajame ketvirtyje mes turėjome pasitraukti dėl gedimo, o šiemet pasiekti tokį rezultatą toje pačioje vietoje yra gražus užbaigtas rezultatas. Danija prisijungė prie elitinės moterų grupės laimėjusių Dakaro etapus Jutta Kleinschmidt, Kristina Gutierrez ir Sarah Price. Ji tapo 7-ąją Challenger klasės nugalėtoja šiame etape. Cavigliaso artėja prie pergalės, Guerreiro išlieka 4. vietoje, o Navaro pasiruošęs geriausiam savo Dakaro finišui 3. vietoje. Grįžtame į Dakarą. SSV T4 kategorija. Ilgas pasivažinėjimas, po kurio laukė trumpas, tačiau intensyvus etapas kopose. Taip, SSV T4 vairuotojai šventė kažkurie tai grįžę į bivaką. Kas jie?
Ispanų naujokas Fidel Castillo ir argentinietis šturmanas Anuar Osman atvyko į savo pirmąjį Dakarą su didelėmis ambicijomis. Nors jie negali varžyti dėl pergalės bendroje įskaitoje ar pergalių etapuose, jie pamažu tobulėja, mokydamėsi ateities Dakaro iššūkiams Saudo Arabijoje. Beveik neatskiriami trasoje Enrico Gaspari ir Geraras Faré demonstravo puikius įgūdžius kopose. Gaspari, padedama šturmano Fausto Mota, siekia geriausio rezultato. Italas šiuo metu užima 6-ąją vietą bendroje įskaitoje. Ekipažas siekia atsitiesti tuščiajame ketvirtyje. Farės praėjusiais metais patyrė avariją, kai pirmavo kategoriją. Tuo pačiu etapu Tony Vingut nukrito nuo keturračio ir patyrė traumą. Šiemet jų tikslas sveikais grįžti namo ir pasiruošti kitų metų iššūkiams. Aleksandr Pino iš 10-osios vietos pakilo į 7-ą, užbaigdamas etapą be klaidų. Po 4 iš eilės etapų ant prizininko trejeto lentelės, jo svajonė iškovoti pirmąją pergalę Dakare išblėso. Dabar Portugalo automobilis atsilieka daugiau nei valandą nuo Čeleko. Tačiau po sunkios vakarykštės dienos šis be klaidų įveiktas etapas buvo labai laukiamas. Xavieras de Soltre jautėsi savo stichijoje, o jo Polaris užtikrintai veikė kopose. Tačiau dabartinį čempioną aplenkė Brokas Hegeris. Abu fiksavo tą patį laiką, tačiau Hegeriui atiteko pergalė dėka geresnio rezultato pasiekto 9-ajame etape. Amerikietis dar tik pažindinasi su Dakaru, tačiau greitai mokosi. Heger teigia, kad su kolega Max Eddy smagiai varžėsi su labiau patyrusiais varžovais, žinodami, jog turi kolosalią beveik 2 valandų persvarą. Jie pripažino, kad jų tikslas be incidentų užbaigti Dakarą. Apskritai mes tiesiog atsidūrėme savo stichijoje, rūpinamės techniką, laikėmės strategijos. Max puikiai dirbo šturmano kėdėje, išlaikydamas mus trasoje, mes tiesiog stengiamės pasiekti finišą. Jei Heger neiššvaistys savo persvaros, tai bus 2 metai be titulo Kanam. Vis dėlto jie jaučiasi puikiai, nes išmoko optimizuoti savo Maverick R po pirmų etapų. Sarah Price ypač džiaugiasi, jos automobilis puikiai veikia kopose. Buvo gera diena, turėjome labai stabilų tempą, Maverick R mane tiesiog stebina. Kanam puikiai kompanija. Pirmą kartą kopas išbandžiau naujus BF Goodrich ratus ir labai džiaugiuosi savo sprendimu juos naudoti šiandien. Price buvo 3 iš karto už Jeremy González Ferriol automobilio. Argentinietis, prisidėjęs prie Kanam dominavimo praėjusią savaitę, laimėjo 2 etapus. Galiausiai tik 1 minutė ir 26 sekundės skyrė 5 geriausius vairuotojus. Tačiau tik 25 sekundėmis greitesnis už Ferriolį buvo Čeleko Lopesas. Grįžęs į SSV, kol jo Maverick R bus paruoštas kovoti Challenger klasėje, jis tikrai atkreipė į save dėmesį. Dar viena pergalė 3-kart Dakaro čempionai. Jis kovoja dėl 2 vietos. Kanam Maverick R toliau dominuoja. 5 pergalė Čeleko šiais metais ir 8 iš eilės Kanam gamyklos komandai. Brock Heger lieka arti titulą, tai reikia išgyventi rytojų. De Soltre ir Čeleko kovoja dėl vietos ant podiumo. Dakar Explore rubrikoje. Abdullah, dykumų gelbėjimo specialistas. Jis pilotuoja parasparnį tam, kad galėtų pakilti virš įspūdingų kopų ir matytų, kam reikia pagalbos. Mes naudojame parasparnius dingusių žmonių paieškai dykumoje. Dėl reljefo kai kurios vietos yra neprieinamos. Automobilyje matomumas yra labai ribotas, ypač dėl to, kas slypi už kopų. Tačiau parasparniai tai labai palengvina. Jei pastebiu žmogų, turiu greitai rasti saugią vietą nusileidimui. Nusileidimai visada vyksta prieš vėją, kas palengvina procesą. Vietoje staigaus leidimosi vėjas mane švelniai pakelia, leisdamas sklandžiai nusileisti ant žemės.
Pasiekęs žmogų, iš karto patikrinu jo cukraus kiekį kraujyje, naudodamas gliukometrą. Taip pat turime įrangą skirtą stebėti deguonies lygį ir kraujospūdį. Tai yra mano gelbėjimo liemenė, bendravimas su kolegomis ant žemės vyksta per šią raciją. Jei nėra ryšio, naudojame šio tipo nešiojamą GPS įrenginį, kuris perduoda mano koordinates komandai, nuotoliniu būdu padedančiai vykdyti paiešką. Reikia pripažinti, kad tuščiasis ketvirtis yra labai sudėtinga dykuma. Kaip sako jos pavadinimas, ketvirtis, kuris yra tuščias. Visiems planuojantiems ją kirsti patariame iš anksto informuoti šeimą, reguliariai palaikyti ryšį, turėti tinkamą įrangą kelioniai, užtikrinti pakankamai degalų ir pasiimti daug maisto bei vandens šiai kelioniai. Sunkvežimių įskaita. Sunkvežimiams didelės kopos dažnai reiškia didelės problemas. Greitosios pagalbos vairuotojui Bader Al-Barak šiandien prireikė Giulio Verzeleti pagalbos, tačiau gelbėjimo operacijos sunkvežimiams yra sudėtingas menas. Būna kartais ir taip. Ups. Tačiau atkaklumas yra pagrindinis Dakaro bruožas, čia gausu progų pademonstruoti žmonių kūrybiškumą ir bendruomeniškumo dvasią. Valio! Ačiū vyras iš 633 ekipažo, kurie mums padėjo ir kitiems vyrams. Labai ačiū. Mano mechanikas ir šturmanas atliko puikų darbą. Dar viena nusivylimo diena Vaidotui Žalai, kuris sustojo dėl, kaip pats pavadino, kvailų sunkvežimio techninių problemų. Lietuvis prarado 25 minutes, tačiau pakilo vieną poziciją į 6 vietą bendrai įskaitoje. Jo tikslas – pasiekti finišą penktadienį. Prasta diena ir Keith Cullen, kuris sugaišo beveik 50 minučių dėl problemų trasoje. Tai kenkė jo viltims finišuoti tarp 4 geriausiųjų. Jis dabar beveik valandą atsilieka nuo Martino Soltyš. Čekų vairuotojas Martinas Soltyš išlaiko sklandų tempą su savo Tatra Evo 3, kurį pernai Dakare išbandė Pascal Debert. Šiandien užėmė 4 vietą, tik 11 minučių atsiliko nuo lyderio. Anja Van Loon šiandien 16 minučių atsiliko ir iškovojo 6 vietą. Ji yra kelyje link pirmojo finišo geriausių dešimtuke po 14 vietos Challenger ir 12 sunkvežimių kategorijai pernai. Šis vyras artėja prie antrosios Dakaro pergalės iš eilės. Martin Maček šiandien užėmė 3 vietą, praradęs tik 2 minutes ir 23 sekundės. Rytoj startuos už savo pagrindinių konkurentų, tačiau diena nebuvo be įdomybių. Šokome per kopą, nors nenorėjome. Taip, šiek tiek apgadiname sunkvežimį ir nuo tada buvome šiek tiek lėtesni. Skubėti nereikia, turime gerą pranašumą, taigi viskas yra gerai, viskas yra tikrai gerai. Mišelis Vandenbrinkas šiandien turėjo problemų su galinės ašies blokiruotę, todėl sunkiai sekėsi įveikti kai kurias kopas. Tačiau jis sakė, kad tai buvo smagus išbandymas prieš rytojaus lemiamą etapą. Antra vieta šiandien, būtent to jis ir siekia. Visą laiką sekėme Laprais, nes nenorėjome rytoj startuoti pirmi, palikome tarpą ir finišavome antri. Taigi taip, tai buvo mūsų planas ir mes patenkinti. Trečią kartą per 4 dienas ir 4 kartą šiais metais pergalę šventė Alešas Lapraisas. Iki antros vietos bendrai įskaitoje jį skiria vos keletas minučių. Esame patenkinti, kad vėl laimėjome jau 4 etapą. Buvo sunku, techniška, daug nelygumų, reikia saugoti padangas. Tačiau turiu pasakyti, kad galiausiai buvo viskas gerai. Be dulkių, pirmas etapas be dulkių, man labai patiko.
Teruhito Sugavara šiandien užėmė 5-ąją vietą, o Dacia pagalbos sunkvežimio pilotas Pep Sabate užfiksavo pirmąjį finišą top 10 savo karjeroje. Jų laikas skiriasi 45 minutėmis, tačiau rytoj galima tikėtis daug didesnių skirtumų. Mačiko pergalė atrodo beveik užtikrinta, tačiau tik 4 minutės skiria Van den Brink ir Lapraisa. Atrodo, kad podiumas bus toks pat kaip pernai. Klausimas tik kokia tvarka. Šiandieną mūsų skuba Team Deroy FPT ekipažas 9. Po 10 etapų kyla į 6 vietą. Bet, kaip ir minėjo, jų tikslas finišas, netrukus Vaidas pats tai ir papasakos. Beje, šiandien galėjote atkreipti dėmesį į bagių ir automobilių naudojimas vėliavėlės kopose. Gintas Petrus apie jas papasakojo. Ir atkreipiam dėmesį, kad jos yra saugumo sumetimai. Taip, būtent, kad už kopos duobėje automobilis sustojęs būtų matomas atvažiuojantiems automobiliams. To nereikia supriešinti. Vėl pradėjom atstojus daryti. Kažkoks oro sistemos kranas nušoko. Tada pradėjo galą blokuoti, tai žiūriu, kad važiuoju kaip su priekaba. Tada turbūt pakaitinom, kažkoks, nušoko galimybė reguliuoti oro slėgį galiniam dešiniam rate. Tai žodžiu, 2 atstojus darėm ir važiavom didelę dalį greičio ruožo su vienu ratu pripūstu, kas yra nesąmonė. Tai žodžiu, vėl grįžom į tą režimą, vargo vakarienę, taip sakyti. 2 kartus per ranką gavau. Bet mes čia, liko 2 dienos. Tai svarbiausia, kad judam, krūtam po biškį. Iš pradžių prasileidom, suvėdami daug sunkvežimių į priekį, bet po to tos dalį išsigaudėm. Tai va, tai... Nesvarbu, rytoj kopos, startinė pozicija nėra svarbi, tai reikia išgyventi tiesiog. Kaip bebūtų, reikia išgyventi. Po 10 etapų Dakare jau sunkvežimistų terminais Vaidas šneka. Jam liko nedaug, 2 dienos, matosi nuovargis akise, bet linkime ekipažui sėkmės ir finišo penktadienį. Jeigu galvojate, kad buvo sunku sunkvežimiais, tai Dakar Classic kategorijoje irgi buvo sunki diena. Reikėjo saugotis natūralių gamtinių kliūčių. Reguliarumo testai, navigacija, kopos ir labai minkštas smėlis, tai iššūkis, su kuriais susidūrė dalyviai. Ir galbūt dar vienas įspūdinga diena lenktynių Carlosui Santaolialiai. Tai lenktynių lyderis. Virtame ant šono. Švelniai ir lengvai. Važiavome labai lėtai, bet automobilis prigulė ant šono. Mums nieko nenutiko. Tai Dakaras. Jei tau nieko nenutiko, tai ne Dakaras. Kai kurie momentai Saudo kopose atrodė įspūdingai. Nieko savo klasikai. O tai istorija apie tai, kaip vienas automobilis padėjo kitam automobiliui, kuris padėjo dar kitam automobiliui ir taip toliau. Greičiau, greičiau. Važiuok, važiuok, važiuok. Taigi, panašu, kad klasikų įskaitoje draugystė laimi. Kova dėl patekimo į Dakaro Classic Top 10 tęsiasi. Antonio Ricciari su savo Mitsubishi pakilo į 10-ąją vietą. Geriausios šiandienos rezultatas priklauso belgui Dirkui Van Rompuy, kuris tikisi pagerinti savo praėjusių metų 4. vietos rezultatą. Vis dar tvirtai pirmauja Carlosas Santaolalia, kuris pirmasis nuo poilsio dienos. Tačiau toli gražu kova nesibaigė. Likus kelioms dienoms ispanas turi tik 25 taškų pranašumą prieš Traglijo. Ir netrukus mes pataisysime šią rezultatų lentelę.
Šiandieną Karolis Rašys su Ignu Donoravičium 8, bet bendroje vietoje po 10 etapų jie kyla į 3 vietą. Jų tiesioginiai konkurentai sugedo ir pasitraukė iš lenktynių. Na, o šios emocijos tikrai, šios žinios pakirto Karolį, netgi galima taip sakyti. Dar viena diena, kaip visiškai kosmosas, bet šiandien buvo neeilinė diena. Tarsi, jinai įveikta, varnelė uždėta, nuostabu, bet diena tai buvo, aš tikiuosi, kad sudėtingiau jau nebus, kad čia yra organizatoriaus tas lygis, kurį jie nori užkelti, va, tai yra, ką mes norėjom jums parodyti, dabar biškai pailsėksit. Žodžiu, šiandien perkopėm jau į dviženklį skaičių įveiktų etapų, tai įveikėm 10 etapą ir šiandien gavom visą dieną kopų. Kopose buvo ir reguliarumo testas, ir tada navigacinis. 150 km per kopas kiaurai tik pagal kompasą. Man tai visiškai kosmosas. Gazas, dugnas, tik tai keičiasi smėlių spalvos, aišku, pavojai, skardžiai visi ir šiaip išgyvenimo instinktai įsijungia, nes užpustyta, nupustyta, visokie lūžiai, greitis didelis, tai jau taip, sakyčiau, kai vienas važiuoja, kiek mes valandų, nu, bet kiek praleidamas, milijonas valandų. 3. Bet žodžiu, ten paskutiniai dalykai, tu turėjai minėti, taip, bet iš viso tai visą dieną beveik. Tai žodžiu, wow. Kas dar geras? Kas buvo gerai? Mes visą dieną galvom, mums užteks kuro, kas čia 400 km. Į pabaigą supratom, kad tuos 400 km mes važiuosim tik smėlynuose, o sąnaudos Defenderiuko daug didesnės dėja. Niekas nežino, kokios jos, kai spaudi gazą, dugną ir per smėlį klimstant visą dieną, tai va šito nežinom, labai buvom išsigandę, bet va, dabar filmuojam tiesiai iš degalinės, spėjame, džiaugiamės. Neįtikėtina. Gerai. Daugiau tokių, tik truputį lengvesnių dienų, kad biškį būtų ramiau, nes mums reikia saugoti pozicijas. Na, bet šiandien nieko neprisidirbom, viskas liuks. Taigi, rytoj didysis iššūkis 308 km kopų ir surprizas dar daugiau kopų. Iššūkis milžiniškas, kopos milžiniškos. Dakaro likimas spręsis rytoj. Bivake tvyro tuščio ketvirčio skonis. Kopos mažiau baudžia techniką, tačiau daugiau žmonės. Liko tik 2 dienos. 2 dienos kovoje dėl pozicijų arba atsitiesti. Rytoj 11-asis prieš paskutinis šių metų Dakaro ralio etapas. Na, o mes linkime jums likti su TV6 televizija, nes jau 23 valandą Dakaro Rama. Joje specialus svečias, neseniai iš Saudo Arabijos grįžęs, vienos iš lietuvių komandų fotografas Vytautas Pilkauskas kartu su Mindaugu Plukiu ir Linu Ramoška aptars šį Dakarą. O jau rytoj 20 valandą mes vėl apžvelgsime mūsų lietuvaičių nuotykius Saudo Arabijoje, Dakaro ralyje. Karščiausias naujienas iš ralio skaitykite portale tv3.lt, jų klausykite per Power Hit Radio. O mes susigirdėsime jau rytoj 20 valandą. Gero visiems vakaro ir likit su TV6.